Praėjusią savaitę Kėdainiuose besisvečiavusiems lenkams daugiakultūriame centre surengta popietė, kurioje koncertavo ansamblis ISA, o eiles skaitė Irena Duchovska. Praėjusį penktadienį daugiakultūriame centre svečiavosi grupė Lenkų iš Lomžos. Šio krašto žmonės su kėdainiečiais užmezgė ryšį dar 1994-aisiais. Ir nuo tada keičiamasi delegacijomis, bendraujama. Čia yra visų pirma bendravimas tarp žmonių. Mums tai yra svarbiausia. Draugiški ryšiai. O lengva palaikyti ryšius per atstumą? Atstumai kilometrais neegzistuoja, jeigu yra dvasinis supratimas ir dvasinis ryšys. Jeigu mes turime atvirą širdį, tikrai norinčių bendrauti yra daug. Ir kuo toliau, tuo daugiau nori žmonių atvykti į mūsų Kėdainius. Tas mus labai džiugina. Iš Lomžos atvykusiems svečiams surengtas Kėdainių Lenkų draugijos ansamblio ISA koncertas, kuriame susirinkusiuosius pasveikino poetas Paberžės klebonas Skaidrius Kandratavičius, o Irena Duchovska skaitė savo eiles. Kultūrinio pobūdžio Lenkų ir kėdainiečių susitikimas jau nebe pirmas. Labai malonu, kad yra tokie draugiški santykiai tarp šitų regionų ir vienu žodžiu vis toks bendradarbiavimas kultūrinį ir kitokiu atžvilgiu labai praturtina žmonių gyvenimą, bendravimą ir savaime suprantama prisideda prie tokios bendros ateities kūrimo. Daugiau nei 20